Ir iš tikrųjų, gegužės 15 dieną per Tarptautinę moters dieną nebuvo priimta jokių rimtesnių sprendimų, tiek kalbant apie vienišus tėvus, tiek apie socialinės garantijas ir panašiai. Ačiū. Kaip matote, Zita yra įsitikinus, kad tik tai kairiųjų partijų ir daugiausia moteris išves Europą iš krizės. Aš noriu pasakyti, kad pas mus Europos parlamento rinkimuose pagal padarytą analizę sąrašuose yra 27% moterų. Ir, sakyčiau, tie 27% gal nėra labai blogai, bet sąrašams vadovauja, tai tik tai pas socialdemokratus. 1. ir 3. numeris yra moteris. Ir dar viena partija, kuriai vadovauja moteris. Konservatorių moteris yra 2. Tai šitą be abejo irgi, manau, turi šansą, bet visų pirma, tai pasirinks rinkėjai. Tai dabar nežinau, kad... Sorry, she didn't push the button, so I had no translation. So now because I tried to push the buttons, but now she switched on. Okay, so but when the journalists will put the questions, you will hear. Okay? Tu sakai, ką nors? So thank you, Zita. You know, you're absolutely right. In Lithuania, the same situation. Thanks for the conservative men leadership. Dėl to, kad konservatoriai vadovauja, padėtis yra tokia. Iš tikrųjų sprendžiasi šitos rinkimuose Europos parlamente. Iš tikrųjų sprendžiasi pagrindinis klausimas. Ar daugumą turės socialistai, socialdemokratai ir jie imsis tai, ką sakė Zita, didesnės valstybės kontrolės, ypatingai finansų bankiniam sektoriui, kas ir yra pagrindinė krizės priežastis, ne vyriausybių veikla, o bankinis finansinis sektorius, spekuliantai ir panašiai ir taip toliau sukėlė krizę, kurią dabar vyriausybės turi įveikti. Bet dar didesnė priežastis yra tai, kad ilgą laiką buvę valdžioje konservatoriai dešinieji, iš esmės tą dereguliavimą ir mažą bankų kontrolę ir įvedė. Todėl dabar yra labai svarbu ir visi žmonės, visi mes esam suinteresuoti, kad socialistai ir socialdemokratai laimėtų šitos rinkimus ir turėtų daugumą. Pagal ekspertų paskaičiavimus šiuo metu maždaug įvairiose šalyse, aišku, įvairi situacija, bet maždaug apylygiai dabar eina pagal įvairias apklausos ir socialistai ir konservatoriai dešinieji. Ir gali taip atsitikti, kad Lietuvos socialdemokratų pergalė ir didesnis mūsų Europos parlamentarų skaičius ir gali nulemti tą daugumą, kurią socialistai turės. Tai reikš, jog būtent socialistai imsis tų priemonių, kurios mūsų nuomonė ir gali padėti išeiti Europą iš krizės. Ir dar vienas punktas, aš visiškai su Zita sutinku, dėl to, kad vargu ar viena, kuri šalis yra pajėgi išvesti ir išeiti iš krizės atskirai. Tik tai, aišku, Europą kartu, aišku, Europos Sąjunga taip pat yra susijusi su visa pasaulio ekonomika, bet vis tik tai mes, kaip tik šitoj srity, turėtume turėti daug didesnį solidarumą. Ir aišku, grįžtant prie mūsų vidaus politikos, tenka tik apgailestauti, kad kol kas dabartinė Lietuvos vyriausybė visiškai nepasinaudoja galimybėmis, kurios teikia Europos Sąjunga. Ačiū. Taip, tai Aušrinė Pavilionienė, porą sakinių. Dėkuoju. Gerbiamos viešnios Zitos Gurmai vizitas Lietuvoje demonstruoja Europos moterų socialisčių solidarumą ne tik ekonominės krizės metu, bet ir rinkimų į Europos parlamentą išvakarėse. Nepaisant ES lygių galimybių politikos siekių, Europos parlamente bei ES aukščiausiose institucijose moterų yra mažiau nei vyrų. Nors daugiau kaip pusė Europos balsuotojų sudaro moteris. ES nėra užtikrintas pakankamas moterų atstovavimas ir įtaka valdžioje. 2008 m. rugsėjį priimtoje Europos parlamento rezoliucijoje moteris raginamos aktyviau dalyvauti politikoje, sprendimų priėmimo srityje. Lietuvoje moterų yra daugiau nei vyrų, 100 vyrų tenka 115 moterų. Tačiau Lietuvoje vadovauja vyriškoji lytis ir ne visada geriausi šios lyties pavyzdžiai.
Na štai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovauja konservatorius, siūlantis Lietuvai diskriminacinę šeimos politiką, pasmerkiantis socialiniai atskirčiai vienišus tėvus ir jų vaikus, o ministro padėjėja nepaiso ES darbinio ir šeiminio gyvenimo derinimo politikos ir priekaištauja Lietuvos moterims, kad šios dėl karjeros pamiršta šeimą. Todėl artėjant rinkimams į Europos parlamentą būtina priminti žmonėms, kad ir Lietuvoje, ir ES reikia labiau panaudoti moterų intelektą ir energiją, mažinti vyrų ir moterų atlyginimų skirtumus, raginti moteris griauti lyčių vaidmenų stereotipus, skatinti moteris tapti mokslininkėmis. Taigi moterų solidarumas Lietuvoje ir Europoje yra didelė jėga, kuri telkia moteris siekiančias visuomenėje ištaisyti lyčių diskriminacijos padarinius bei užkirsti kelią moterų teisių pažeidimams. Ačiū.